Sveiki visi, kadangi mano vienas geriausių minčių ir kažkaip taip gaunasi vienas geriausių suvokimų, įžvalgų, dažniausiai ateina vairuojant, tai galvoju, reikia nusipirkti laikiklę, kad galėčiau dalintis bevairuojant, kad galėčiau skleisti savo kažkokias idėjas ir mintis, kurios man tuo metu ateina, todėl, kad kartais būna tokios nuostabios ir taip reikalingos ne tik man, bet aš tiesiog jų niekur neužsirašau, nes vairuoju, niekur neįrašau, nes vairuoju ir gaunasi visą tai, tas didelis turtas pabėga kažkokiu tai būdu. Tai mokausi iš viso šito patyrimo, iš visų šitų suvokimų. Ir nusipirkau laikiklį tam, kad galėčiau dabar jums visą laiką įrašyti ir paplepti. Tai apie ką aš šiandien? Papasakosiu istoriją apie save, kuri galbūt jums rezonuos. Esmė tame, kad aš visą laiką po tam tikrų gyvenimo įvykių, kurie buvo labai skaudus, labai sunkus, labai sunkiai pakeliami, pradėjau klausinėti viską. Kaip viskas veikia pasaulyje, aplamai, kaip veikia mano galvoj, kas nuo ko priklauso kito žmogaus elgesys ar neelgesys, kaip tos emocijos kyla ir visa kita. Aš pradėjau klausinėti absoliučiai viską ir galvoju, kadangi man taip nepavyko ir man ant tiek smarkiai tai skaudėjo, kad aš turiu surasti teorinį pagrindą, kad aš turiu surasti tokias taisyklės, kurios veiktų. Kad daugiau niekada šito skausmo gyvenime nebepatirčiau. Ir mano paieškos tada ir prasidėjo. Labai intensyviai. Aš pradėjau klausinėti absoliučiai viską. Iki tokio lygio, kaip veikia žmonių smegenis, kaip jie galvoja, kodėl taip galvoja, kodėl taip elgiasi, kas padaro taip, o ne kitaip, ką daryti tada, kai nori padaryti, bet negali, ką daryti tada, kai pradedi daryti, bet tai iškyla sunkumai, kas tie vidiniai įsitikinimai ir panašus dalykai. Aš, klausinėjau viską, ką įmanoma ir ko neįmanoma. Mintis vedė nuo vienos minties iki kitos minties ir visą laiką ieškojau teorinio pagrindo ir taisyklių, kurios man padėtų. Aš perskaičiau belenkiek knygų, aš praėjau belenkiek seminaro ir geriau viską į save. Mokama, nemokama, už savo mokslus esu sumokėjus daugiau nei 5 ženklės sumas. Realiai, daugiau nei tikrai daug žmonių aplinkui, todėl, kad aš visą laiką ieškojau atsakymų ir niekaip negalėjau apsiraminti ir iki šiol negaliu apsiraminti, aš iki šiol ieškau tų atsakymų, bet esmė yra tame, kad aš visą laiką ieškojau žmonių, žmogaus, vedlių ir viso kito, kurie man parodys tą teisingiausią kelią. Ir kodėl man taip nesisekė. Aš pasakysiu, kodėl ir jūs galite jausti, kad jums nesiseka nepaisant to, ką jūs dedate. Bet kokius žingsnius dedate. Tai bet kuriuo atveju visą tai yra į gerą. Visą tai yra jums, dėl jūsų, visos tos kažkur tai teoriniai, tie pagrindai, tie suvokimai, tos įžvalgos, čia yra super dalykai ir mums visiems jų reikia. Tai yra augimo procesas. Bet tam pačiam augimo procese, asmeniškai bent jau pas mane, galbūt pas jūs irgi yra, dėl ko aš pasakoju visą šitą istoriją, yra beproto daug kančios. Tai yra visų pirma daug kančios, kad su manim yra kažkas negerai, ta mintis, kad su manim kažkas negerai ir aš turiu surasti, kaip save pataisyti, tarkim. Tai šitą mintį reikia išmesti iš galvos, su mumis visais yra viskas gerai, mes kiekvienas esame savo gyvenimo eigoje, gyvenimo procese ir kiekvienas turime savo pamokas, kurias turime praeiti. Tai čia yra viskas gerai. Antras dalykas, kuris man sukėlė didžiulę kančią visam šitam procese, kad aš neatradus tuos atsakymus, aš atsidurdavau tuo metu labai didelį euforiją ir paskui labai didelį duobėj, todėl kad aš suprasdavau, kad ir tai neveikia, arba ir tai ne iki galo veikia. Ir nepaisant to, kiek daug nemalonių jausmų sukelia šitas momentas, jis yra nuostabus, nes jis atveria galimybės dar toliau mokytis, dar toliau tobulėti. Ir ką aš savyje atradau, kokį unikalų, autentišką
priešišką dalyką, tai kad aš nepaisant to, kiek aš bandžiau savo ieškoti veikiančių taisyklių, nepaisant to, kiek aš bandžiau įspausti save į kažkokį tai rėmą, kad dabar jau darysiu taip ir man tikrai pasiteks, arba galvosiu taip ir man taip, tada jau tikrai viskas bus gerai. Nepaisant viso to, aš niekaip neradau tos vietos, kurioje aš labiausiai tikčiau. Ir kuri tiktų labiausiai man. Kažkas rezonavo, kažką aš pasiėmiau, kažką aš atstumiau ir paleidau. Aš matydavau ilgainiui visame tame džiaugsme, kurį aš gaudavau, aš pradėdavau matyti spragas. Aš pradėdavau matyti, o kame yra unikalumas, aš pradėdavau matyti dalykus, kurie, nėra taip, kaip pasakė. Nėra visai taip. Ir viso šito proceso kančioj, nepaisant to, pas kokio lygio lektorius ėjau tikrai pas labai gerai žinomus, labai brangius, kaip Dean Graziosi, Anthony Robbins, Clay Madanas, tai tokie lektoriai, kurie žinomi visame pasaulyje ir daugybė kitų. Tai yra Demartinis, John Demartini. Ir visos tos teorijos, visa ta informacija labai pasitarnavo, aš neneigiu, bet tuo pačiu spręsti mano, pavyzdžiui, kažkokiem vidiniam konfliktam ar vidiniam dalykam, visi padėjo tik tai po dalį to. Taip, galbūt aš ne iki galo kažką dariau, galbūt reikia eiti, kaip sakant, stačia galva ir taip ir ne kitaip ir neišradinėti savo dviračio, bet pas mane vykdavo visą laiką taip, kad aš vis tiek sugebėdavau pasimti dalį iš to, dalį iš to, dalį iš to, tas, kas labiausiai veikia, tas, kas labiausiai padėjo. Ir dalį atmesti, nes mano vidus, man ir mano, tarkim, tam tikra gyvenimiška patirtis, sugebėdavo atmesti tą informaciją tuo atžvilgiu, kad, tarkim, aš buvau 100. Panašiai tokiu stiliu. Ir visas šitas kelias nebuvo šiaip sau. Dabar aš labai gerai suvokiu, kodėl taip vyko ir kodėl to reikėjo. Todėl, kad mes visi esam individualūs ir absoliučiai ne vieno iš mūsų, mano galva, neįmanoma įsprausti į rėmus. Neįmanoma. Taip mes galime jas susisprausti, laikytis taisyklių. O mašina pravažiavo 777. Patvirtina. Visatė tvirtina mano žodžius. Mūsų neįmanoma įsprausti ne vieno į tam tikrą rėmą. Mes visi, mano akimis, mano pajautimu, esame iš visų taisyklių kažkuriuo metu išimtis. Ir čia ir yra tas stebuklas ir čia ir yra tos žvaigždutės, nežinau kaip pasakyti, kurios mus išskiria iš kitų. Ir tai reiškia, kad nei vienas mes nesame kažkas, ką įmanoma patalpinti dėžutę, nei vienas mes nesame kažkas labai mažo ir nei vienas iš mes nesame tokie kaip kiti. Mes galime įsisprausti, bet mes nesame. Žinutė yra tokia. Ir tai reiškia, kad man asmeniškai, dėl ko man ir šeima, ir draugai būna spaudžia, žinot, ten maždaug baksnoja, tai kada tu čia šausi, kada tu čia maždaug jau savo veiklą, kiek tu čia gali judinti, kad jau tobulai ir panašiai. Maždaug, kada tu čia, kiek tu čia gali mokytis metus ir panašiai. Esmė tame, kad aš suvokiu, kad man neskirtas kelias eiti paskui kažką. Aš tikrai nuoširdžiai tą jaučiu ir tai nėra mano pasikelimas, tai reiškia, aš esu tas žmogus, kuris turi šitam pasauliu ką duoti vien iš savęs, iš savo patirties, iš savo suvokimo, iš savo pusės ir būtent taip jį praturtinti. Ir tokie mes esame visi.
visi esame kažkame geri, visi esame kažkame talentingi, net jeigu galvojat, kad nesat. Reiškia, galbūt jūs dar neatrakinot šitos skrynelės, nenorit matyti, arba nespėjate dar pamatyti ir panašiai, bet visi turime tai. Ir kame yra sunkumas tokiem žmonėm, kurie negali eiti kažkieno pėdomis, bet tuo pačiu tai yra ir didžiausia dovana, tuo, kad tai reiškia šitas žmogus, jo gyvenimo eigoje, jam yra ypatinga misija, kad jisai turi sukurti savo kelią. Jis turi susikurti savo taisyklės, savo kelią ir gyventi juo, drąsiai išmokti gyventi juo, nusiimti visą tą kuris trukdo tai daryti ir suspindėti tada. Vat būtent suspindėti, parodyti tą savo pusę, kad įmanoma ir taip, ir pasikviesti kitus eiti kartu. Savo keliu, su savo taisyklėm, surasti savo formulę, laimės, sėkmės, raktą į gausą, į pinigus ir panašiai. Kad ir kiek praktikų pati esu atlikus, aš labai gerai matau, kad plius minus jos veda į vieną ir tą patį. Į vieną ir tą patį kelią, bet į ten patekti yra daugybė šakų ir reikia žiūrėti, kas jums. Tai yra, jeigu žmonės yra kažkokie tai, kurie jums sako, kad tau reikia čia arba čia, tai nebūtinai tas kelias jums yra tinkamiausias, galbūt tai tam žmogui buvo tinkamiausias. Taip, tą galima išbandyti, tą verta išbandyti, galbūt tai ir jums, bet nebūtinai tai ir jums. Tai jeigu kiekvienas mes ir esame unikalus, tai reiškia tas raktas, kuris atrakina mūsų gebėjimus, gabumus, mūsų didžiausias vidinės dovanas, irgi yra šiek tiek skirtingas. Suprantat? Negali būti, nėra tokio vieno visrakčio, kuris padėtų visiems tarsi. Tai aš tą noriu pasakyti, kad reikia išlaikyti greičiausiai tą tokį vaikišką kartais netgi smalsumą ir bandyti ieškoti, o kas man, o kas aš, o kas man patinka, o kas man svarbu, o kas man, kur labiausiai mane traukia, kur labiausiai kas labiausiai man jaučiasi, kad lyg tai man lyg tai čionai. Nepaisant to, kad galbūt gyvenimo eigoje ten atsiranda tokių momentų, kad mes kažkaip tai jaučiame, kad galbūt norėtumėm su kažkuo kitu. Jaučiame su kažkuo kitu, kad norėtumėm eiti, arba kažkokiu kitu keliu eiti. Tai nepaisant viso to, mes turime surasti savo. Ir tam tikrų momentų ateis pas mus tam tikri mokytojai, tam tikri draugai, tam tikros aplinkybės. Ir visa tai tik dar labiau spaus ir ves mus judėti pirmyn. Ir tai tas didžiausias spaudimas iš tikrųjų vyks per tuos įvykius, kurių mes labiausiai nenorim patirti, ir per skausmingiausius dalykus. Gali būti, kad bus nelaimės gyvenime, gali būti, kad kažkokie tai bus iššūkiai gyvenime, klausimai, traumos, netektys kitų galbūt žmonių, arba kažkokios, tai nežinau, atsiskyrimai nuo kažkokių žmonių ir panašiai. Ir visa tai yra duota mums, kad mes vis labiau tobulėtumėm, evoliucionuotumėm ir
pasižiūrėtumėm į save, į savo vidų. Tenai susitvarkytumėm tai, kas yra ne mūsų, nusimtumėm tai, kas yra ne mūsų, susitvarkytumėm praeities visas traumas ir panašiai. Ir tam, kad mes išdrįstumėm vieną dieną, kad mes viduj savo suvoktumėm ir išdrįstumėm vieną dieną, išeiti į pasaulį, drąsiai, parodant tikrą save, toks, koks esu, nepagražinti kažkokią versiją, netobulą versiją, o toks, koks esu, tuo, ko aš gyvenu, ir gyventumėm tą autentišką, kitokį, ypatingą, savo, nepriklausomai nuo to, kas vyksta aplinkui gyvenime. Tai va, tokia žinutė, tokia mintis. Žinau, kad aš visą laiką, kaip aš neku, dar paskui sugalvoju, kad dar kažką norėjau pasakyti, dar kažką buvo svarbu pasakyti, bet šiandien tokia žinutė iš mano širdies, netobula, bet su mano vidiniais apmąstymais, su mano vidiniais patyrimais. Jums, kad jūs suvoktumėt, kad į tos žmonės, į kuriuos žiūrite, kurie atrodo aukščiau jūsų, yra tik todėl, kad jie žengia į šią linkmę, žengia tą žingsnį, nepabijojo savęs, nepabijojo ieškoti, nepabijojo klausinėti, nepabijojo eiti mokytis, tobulėti, nepabijojo laužyti save, nepabijojo 1000 kartų kristi ir 1001 atsistoti, tam, kad jie galėtų tai padaryti. Ir kad lygiai toks pats žmogus esate ir jūs, lygiai tiek pat vertas, lygiai tiek pat ypatingas, lygiai tiek pat autentiškas, unikalus, lygiai tiek pat svarbus visiems kitiem pasauliui. Ir noriu padrąsinti vis labiau juo tapti, vis labiau tapti ne kažkuo, o būtent savim. Nes gyvenimo eigoje labai daug ką mums uždeda. Uždeda sistema, uždeda kiti žmonės, visokių ribojimų, visokių draudimų, visokių turi, neturi, visokių reikia, nereikia ir panašiai. Bet ne viskas esame mes, ne visko mums reikia. Ir laikas nusiimti visą šitą bagažą ir atsiskirti nuo viso to, kas jums trukdo, kas jums maišo, kas jūs riboja. Ir pasirodyti tokiu, kokiu esate. Tai va, žinutė šiandien tokia. Labai ant galo nurimau net pati. Nes pats kelias nėra lengvas. Ir visi tie suvokimai, kurie ateina, jie nėra iš knygos. Jie yra išjausti ir patirti visų kūnų. Ir man pačiai galbūt nėra taip kartais lengvai dalintis. Tai aš einu savo keliu, aš pati augau, evoliucionuoju irgi ir noriu parodyti tą pavyzdį, kad nėra ko bijoti. Kai nėra ko bijoti, kad tiesiog galima tai daryti, galima būti išskirtiniu, galima būti kitokiu, galima nesilaikyti visų taisyklių, kas ką pasakė, kad ir kokio aukšto lygio yra lektoriai ar mentoriai, kurie jūs moko, ir kad galima iš viso to, po žingsnelį einant, pasiemant tai, kas jums, tai, kas ne jums, susikurti savo kelią. Tai nebus lengva, tai nebus paprasta, bet tai bus jūsų. Tai reiškia verta turbūt, ar ne? Oi, tai va, šiandien tokie, bevažiuojant apmąstymai. Ačiū Jums, kad klausėt, kad buvot ir iki kitų pasimatymų.